Europos centrinis bankas. Tai pagrindinė eurozonos pinigų politiką formuojanti institucija, atsakinga už kainų stabilumą ir finansinės sistemos patikimumą. Įsisikūręs Frankfurte, Europos centrinis bankas koordinuoja bendrą monetarinę politiką visoms šalims, kurios naudoja eurą, ir kartu su nacionaliniais centriniais bankais sudaro vadinamąją euro sistemą. Kadangi Lietuva taipogi priklauso eurozonai, jos ekonomikai šis centrinis bankas taipogi daro esminę įtaką. Svarbiausias centrinio banko tikslas - užtikrinti stabilų kainų lygį, dažniausiai siekiant, kad infliacija išliktų vidutiniškai apie 2 procentus per metus. Šiam tikslui pasiekti bankas naudoja įvairius instrumentus, nustato bazinės palūkanų normas, reguliuoja pinigų kiekį rinkoje, kuris beje nuolatos didėja, taip pat vykdo atvirosios rinkos operacijas, reguliuoja bankų likvidumą. Šie sprendimai daro tiesioginę įtaką skolinimosi kainai, nekilnojamo turto rinkai, investicijoms ir vartojimui visoje eurozonoje. Centrinio banko sprendimai paveikia ne tik daugelį verslų, bet ir beveik visus ilgalaikės paskolas turinčius gyventojus. Centriniam bankui didinant bazinės palūkanas, atitinkamai keičiasi ir daugumos paskolų palūkanos. Centrinio banko vaidmuo ypač išryškėja ekonominių krizių metu. Tokiais laikotarpiais bankas gali taikyti nestandartinės priemonės, pavyzdžiui, turto supirkimo programas ar papildomo likvidumo teikimą finansų sistemai, siekdamas stabilizuoti ekonomiką ir užkirsti kelią didesniems finansiniams sukrėtimams.